Jau 10 valanda ir manau, mes galėtume pradėti šiandien. Taigi, sveikinuosi su visais, labas rytas. Sveikinuosi su visais susirinkusiais bibliotekos, kultūros ir švietimo įstaigų atstovais bei kitais klausytojais, kurios sudomino šiandienos seminaro diskusijos tema, kada Lietuva turės kultūros kanoną, kaip mes atrodome europinėme kontekste. Aš Jurga Šarauskaitė Černiauskienė, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekų plėtros skyriaus vyriausioji metodininkė ir norėčiau pirmiausia pristatyti šiandienos susitikimo iniciatorių Europos parlamento narį Vytenį Povilą Andriukaitį, kuris ir pristatys mums, kas visgi yra kultūros kanonas ir kam jis yra reikalingas Lietuvai. Labą dieną, Vyteni. Labą dieną. Ir dar šiandienos diskusijos moderatorių, Europos parlamentaro nario Vytenio Povilo Andriukaičio vietinį padėjėją Petrą Zurlį, kuris kvies susirinkusius klausytojus klausti, diskutuoti ir išsakyti savo nuomonę. Labą dieną. Labą dieną. Prieš perdodant žodį dar norėčiau priminti, kad šiandienos renginys yra įrašomas. Įrašu bus pasidalinta su visais užsiregistravusiais renginį, taip pat jį galima bus rasti Šiaulių apskrities bibliotekos YouTube kanale. Dėl geresnės garso kokybės mes prašysime klausytojų laikyti savo mikrofonus išjungtus, tačiau šiandienos renginys yra diskusija ir dalyvius kviesime aktyviai klausti, dalyvauti, užduodant klausimus ir diskutuojantis. Jeigu norite klausti ar pasisakyti, prašome pakelti virtualią ranką, tai yra ikona viršuje, arba savo klausimą įrašyti pokalbių lange. Ir dabar jau perduoti žodį šio renginio moderatoriui Petrui Zurliui. Prašom. Diena visiems susirinkusiems. Labai malonu, kad šiandien mes galim pradėti mūsų tokį diskusiją ir pokalbį apie tai, kada Lietuva turės kultūros kanoną. Nes tai iš tikrųjų, mane čia Vytenis paskatino, gerbiamas Vytenis paskatino pasidomėti. Iš tikrųjų, ir kada aš pradėjau domėtis, tai tokioms mažoms valstybėms, kai mūsų Lietuva ir kada esam tokioj tautų kryžkelėje, tai tas kultūros kanonas turėti būtų ypatingai labai svarbu. Jeigu netgi tokios valstybės kaip Olandija, Danija, jos pajutusios tą tokį nevaldomą antplūdį migrantų, jos suprato, kad joms reikia kažkaip apsaugoti ir savo, ką turi svarbiausia, kultūrinį palikimą. Ir paskui pasižiūrėję, turbūt Latvijai irgi, aš paskui truputį kalbėsiu per pertraukėlę apie tai, kaip man pavyko susisiekti su Latvių nacionalinės bibliotekos direktorė Mara Lace. Ji buvo vienos iš grupių vadovė ir kaip latviams sekėsi rengti kultūros kanoną. Bet kadangi vis tiek šios idėjos pagrindinis autorius yra mūsų europarlamentaras Vytenis Andriukaitis, tai ir suteikiu jam žodį. Prašau, gerbiamas Vyteni. Ačiū, mielas Petras, ačiū, mėla Jurga, ačiū visi prisijungusiai. Iš karto pradėsiu nuo pirmos tokios pastabos, kad aš nesu šios idėjos iniciatorius, esu vienas iš azartiškų fanų, kad mes Lietuvoje to kultūros kanoną turėtumėm, kadangi taip jau atsitiko, kad aš esu turbūt tokios kultūros kongreso evoliucijos dalyvis. Jūs turbūt žinote, kad šiemet bus birželio 28 dieną. Mes švęsime Lietuvos kultūros kongreso 100-metį. Dabar truputį tiems jaunesniems pasakysiu, kad 25 metų birželio 28 dieną Kauno rotušėje, įsivaizduokite, tik tai, kaip sakyti, nuo 18 metų prabėgo labai nedaug laiko. Ir prabėgo 7 metai. Ir staiga mūsų kultūros visuomenės žmonės, iniciatoriai, įsivaizduokit, kiek tada buvo bibliotekų 25 metais.
kokia buvo, taip sakyti, kultūrinės veiklos panorama. 80% kaimų žmonės, pagrindė turbūt vyravo net ir pradinių mokyklų tinklai, tik tai kūrėsi viskas. Vytauto didžiojo universiteto pirmieji žingsniai. Įsivaizduokite, tam kontekste atsirado daug šviesuolių ir jie nutarė sušaukti pirmąjį Lietuvos kultūros kongresą. Tai buvo 25 metų birželio 28 diena. Ir ten net 81 delegatas buvo. Tai vat šiemet 100-metis šito didžiojo įvykio. Bet aš noriu nukelti mus visus, ir Petrą, ir save, į 90-uosius metus. O jau galiu pasakyti, kad iš tiesų tam tarybmetyje aš jį atskiriu nuo sovietmečio. Aš su Petru esu pažįstamas nuo Ignalinos laikų, kada jisai dirbo Ignalinoj kultūros baruose. Po to mes kartu daug praleidom valandų važinėdami į Vilnių į darbą, girdėdamas apie jo pastangas burti Lietuvos, Latvijos ir Estijos bibliotekininkus. Tada veikė tokia garsi Lila Esta, kaip Petras ją įvardijo. Bet štai tuo metu, tai buvo 80-metis, jau buvo Lietuvoje daug bibliotekų tinklų, jau mes iš tiesų turėjome visur vidurinių mokyklų tinklą, kultūros namus, kultūros centrus, begalės kolektyvų, bet mes turėjome ir ištisas kultūros mokyklas įvairiose sferose. Ir štai kodėl 90 metais atgimimui gimstant susibūrė labai didžiulis sambūris atgaivinti šitą kultūros kongreso tradiciją. Ir 90 metais Lietuvos kultūros kongresas sukvietė pačias iškiliausias asmenybės. Aišku, jį atidarė Justinas Marcinkevičius. Ir ta Justino Marcinkevičiaus kalba kultūros kongrese man palieka iki šiol tokį milžinišką įspūdį ir tokį, žinot, tokią paskatą, kad mes negalime nematyti, kaip sakyti, to didžiojo uždavinio, kad kultūros kongresas gyvuotų, gyventų ir iš tiesų darytų įtaką mūsų visų susipratimui. Ir štai tam, jeigu pastebėsite, šiam kongrese buvo ir be galo aktyvus Arvydas Juozaitis, kuris ir dabar yra aktyvus, ir profesorius Krestencijus Stoškus, kuris iš esmės save paskyrė savo gyvenimą etikos problemų nagrinėjimui. Ir ta 90-ųjų metų dvasia kaip tik irgi teigia, kad kaip ir 25 metais toks buvo tikėjimas atgimimu, tikėjimas tokia mūsų kultūros impulsų sustiprinimu. Ir štai dabar, įsivaizduokite, pergyvename didelį laikotarpį ir jau to išversim 35 metus mūsų, kaip sakyti, kovo 11-osios. Ir dabar staiga mes matome milžiniškus pokyčius, nepalyginti tos atmosferos, kuri buvo 90 metais, kai iš tiesų kilo banga ir valstybinės lietuvių kalbos, ir lietuvybės stiprinimo, ir tokio lietuviškojo pilietinio humanistinio susipratimo. Ir štai dabar įsivaizduokite, kad mes patenkame į labai keistą padėtį, kada kinta ir kartos. Jau mes su Petru, tie, kurie važinėjom į Vilnių iš Ignalinos tuomet, dabar jau 70-metyje, aš į 80-metį pereinu. O tuo tarpu jaunesnė karta jau yra visiškai kitokių nuotaikų. Ir štai jūs girdite skaudžiuosius dalykus, kai reikia staiga visiškai išeliminuoti kultūrai milžiniškus reiškinius, architektūrai, poezijoje, muzikoje, mene, moksluose. Ir staiga mes pastebime, kad mes net neapsidairom, kaip mes nebetenkame tokių didžiųjų pasiekimų, kurie turėtų, dėl ties kuriais turėtų būti sustota ir pasakyta stop. Akivaizdu, kad šios dienos aktualijos dar daugiau paskatina idėją, kad kultūros kongreso 100-metį reiktų pasitikti, iš tiesų, turbūt apmąstymais
nes mums atrodo, kad mes netenkam tokio gilesnio pluralistinės, demokratinės, bet lietuvybės supratimo. Ir štai dabar turim didžiulės bėdas, kada kultūros kūriniai, tokius skulptorių, nukeliauja į šiukšlių dėžę nuo mūsų Vilniaus tiltų. Salomėjos Nėries paminklui gresia nugriovimas. Mieželaičio nebepastebime. Kaip sakyti, iš viso išnyksta pavardės tokių kaip Algimantas Marcinkevičius kardiochirurgijai, kaip profesorius Ragulskis vibrotechnikoje, kaip Matulionis miškininkystėje. Ir mes matome, kad daugelį mūsų kultūros ryčių mes tiesiog prarandame tą paveldą, kuriame galim pasakyti, palaukit, bet juk yra tam tikri didžiuliai pasiekimai, kurių negalima ignoruoti. Štai žiūrėkite, kas dabar prisimintų senąjį Kuprevičių. Giedrius Kuprevičius dabar vis pristato savo tinklapyje tą analizę, kad jam ir dvariono pasigendama, ir kitų. Kaip sakant, profesionalai įvairių sričių pastebi, kad dingsta jų, kaip sakyti, jų mokytojai, jų mokytojų darbai, kad mes nebetenkame tokio, kaip sakyti, aukso fondo supratimo. Ir perbraukėme jaunesnę kartą 30-mečiai, dabar vėl visokiamis desovietizacijomis susikrečia ir perbraukė visą epochą, įvertindami, kad tarybmetis tai yra sovietmetis ir kad ten nebuvo nieko, buvo viskas juoda. Ir dabar jau ta modernybė tokia, nieko negaliu pasakyti apie Kristiną Sabaliauskaitę, bet asmeniškai skaitydamas jos tekstus, arba Nerijos Putinaitės, arba Pauliaus Subačiaus tekstus, aš tiesiog negaliu tylėti, aš noriu paklausti, palaukit, ar yra pasiekimai, mūsų auksiniai pasiekimai, kanonai, įvairiose srityse, be kurių mes ir negalėjome atsirasti Baltijos kelyje. Mes juk išsaugojom savo ir štai šitam kontekste, švenčiant kultūros kongreso 100-metį, vis tik gimė mintis sugrįžti prie kultūros kongreso 90-ųjų metų debatų, prie Justino Marcinkevičiaus minčių ir sugrįžti ir tarti, negi mes negalime suvokti, kad tokiai mažai tautai mums reikia iš tiesų sustiprinti savo pagrindinį, kaip sakyti, savo pagrindus. Mes jeigu turim, aiškiai pasakyti, mes turime mokyklas, mes turime autorius, mes turime atlikėjus, mes turime kūrinius, mes turime jų mokinius. Ir mes turime taip pasakyti, kad taip, ko gero, tos pastangos, kurias mažosios tautos daro, kanonizuodamos savo standartus, apgindamos savo autorius, neleisdamos juos niekinti arba užmiršti, arba pasisavinti, tas paskatino mažasias tautas atsigręžti į savo kultūros plačiąją prasme, kaip sakyti, auksinių standartų paieškas. Ir po to mokyklų paieškas. Ir tokie štai Danų, reiškia, pastangos. Čia buvo didelis iniciatorius Brianas Mikkelsenas, kuris dėjo pastangas, kad Danija vis tik tai kanonizuotų tas sritis, kuriuose jie turi neginčiamus, unikalius ir auksinius savo fondus. Ir visiškai nepaisant to, ar ten buvo nacių okupacija, ar dar kas nors, ir atsiribojant nuo siauro, ideologizuoto ir labai tokio aršaus kultūros vertinimo supratimo. Todėl jie pasiūlė kanonizuoti, matydami, kad globalizacija veikia baisiai didelės įtakos tiesiog vartotojiškos kultūros ir vartotojiško menkėjančio supratimo ir nykstančio bendro lavinimo standarto. Dabar mes vidurinio bendrojo lavinimo standartą, manau, turime šiek tiek prastesnį negu 80-ųjų metų. Ir štai kodėl jie tada pasisiūlė, kad reikia iš tiesų įvairiuose veiklos srityse, Danai kaip ir pionieriai, sakyčiau. Jie ėmėsi
sumodeliuoti savo kultūros aukso fondą 8 kategorijose. Tai architektūrai, tai vaizduojami mene, tai vaikų kultūrai, literatūrai, muzikoje, kaip sakyti, dizaine, kine. Žodžiu, jie 8. Tačiau kitose tautose irgi diskusijos yra apie tos, kaip iš to gausaus kultūros paveldo išrinkti tokius kanonus, aukso fondus, aukso standartus. Nes mes turime kultūros paveldo departamentą, mes turime begalės, kaip sakyti, aprašymų, mes turime enciklopedijas, bet kultūros kanonas tai ne enciklopedija, tai ne kultūros, tai yra išrenkami standartai, be kurių tauta negali savęs unikaliai matyti. Ir štai kaip dabar Čiurlionio vyksta jubiliejiniai metai, Čiurlionis iš tiesų yra kanonas. Čiurlionis, bet aš galiu pasakyti, kad mes daug turime kanonų. Ir ypatingai turime būti jautrus lietuvybei, lietuvių kalbai, lietuvių literatūrai, lietuvių istorijai. Ir čia sustiprinti. Tai štai tada gimė užduotis Latvijai. Latvijai, kadangi jiems alsavo tokia didelė irgi, kaip sakyti, tautinės demografinės krizės situacija, nes jie turi daug rusakalbių ir be to nemenkas yra ir tos Latvių tarybmečio. Latvių tarybmetis rusiškasis buvo labai populiarus. Vaikulė juk dainavo rusiškai. Paulsas rašė, Raimundas, didžiai rinkai kūrinius. Didžiai rinka, suprantama, čia verslas, čia biznis, čia rinka, čia visi tie dalykai veikia. Tačiau nepaisant to, Latvija turėjo savo unikalius standartus, kurie būtent saugo jos kaip unikalią ir turinčią savo kanonus tautą, atsiremiančią į savo stuburus ir savo mokyklas. Tai Latvija žengė dar toliau. Jie sukūrė daug platesnės sritis, kurios apėmė ir architektūros ir dizaino, apėmė liaudies tradicijų, apėmė vaizduojamą, net kraštovaizdį. Latviai įtraukė į tam tikrą kanoną. Ir štai jie turi, kaip sakyti, jie sunkiai dirbo ir man malonu bus paklausyti Petro tiesioginių minčių su viena iš kultūros kanono autorių, bet jie turi ir jie nutarė architektūrai ir dizaine, jie nutarė kine, literatūrai, muzikoje, scenos mene, liaudies tradicijoje, vizualiuose menuose, kraštovaizdyje. Jie nutarė suburti ir išrinkti tai, kas yra neginčijama, pripažinta kaip pasiekimas, kaip autorystė, kaip to meto, tos epochos ryškus puslapis, tam stiliui, tam supratime, toj pasauliniai tradicijai ir kaip tai, kas po to užaugina aplinkui srovę, mintį ar mokyklą. Ir tada aš pradėjau diskutuoti vėlgi su Lietuvos kultūros kongreso žmonėmis ir ypatingai pas mus svarbu paminėti, kad yra labai didelis entuziastas tokio kultūros kanono, tai Arvydas Juozaitis. Yra dabar kultūros kongrese Kristencijus Stoškus perdavė savo, kaip sakyti, įgaliojimus Virgilijui Šmigelskui ir dabar ruošiamasi padaryti visą seriją renginių. Ir man gimė mintis su jais diskutuojant, klausykit, grįžkime prie Lietuvos įsipareigojimą sukurti Lietuvos kultūros kanoną. Ir mes diskutavome kokius porą mėnesių, ir tada pasikeitė valdžia. Ir štai mes nuėjome pas kultūros ministrą Šarūną Birutį ir išdėstėme jam mūsų pasiūlymą, kad žengiant Latvijos, kadangi Latvijai kaimynai, žengiant tuo keliu ir pamėginti aprašyti daugiau sričių, įtraukiant ir ne tik muziką, meną, kaip dažnai taip suprantama, bet įtraukiant
reiškia, tokias sritys kaip medicina, kaip žemės ūkis, miškininkystė, inžinerija, architektūra. Juk ne veltui vienaip ar kitaip broliai Nasvyčiai gavo milžinišką sąjunginį įvertinimą už Lazdynų mikrorajono suprojektavimą. Ir kaip ten bebūtų, bet Lazdynų mikrorajonas ir šiandieną jis urbanistinė prasme, patogumo, stiliaus, gamtos elementų, miškelių išsaugojimo ir tokios protingos infrastruktūros išdėstymo, jis yra kanonas. Man be galo skaudu, kad išnyko, pavyzdžiui, toks urbanistinis ansamblis Juknaičių gyvenvietė, kurioje tiek daug įdėjo darbo ir Dokšas, ir šitas Katinas, ir Vladas Kuzma. Ir dabar ten važiuoji, tai didelis dalis sugriuvusių yra dalykų, bet tai galėjo būti tiesiog kanonų daugelio pastangų išsaugoti, padaryti tokią urbanistinę arba tokią kaimiškąją viziją. Taip kad mums kilo daug minčių pasiūlyti kur kas platesnę kanono koncepciją kultūros ministrui. Ir štai dabar diskusijos vyksta, mėginsime suaktualinti ir mėginsime atsižvelgiant į Latvijos kultūros kanono struktūrą, aš tai siūlyčiau praplėsti platesnę kanono struktūrą ir taip pat, kaip sakyti, suburti daugelį darbo grupių, ekspertų darbo grupių, kurios galėtų pateikti tokį vertinimą, kad pirma, tarkim, pripažinti atskiroj srity autorių ir jo kūrinį, ar jo mokyklą, ar jo darbą, ar jo, kaip sakyti, ištisą veiklos sritį, pripažinti, kad tai yra kanoninė, kad tai yra pasiekimas, kad tai yra aukso standartas. Ir tuomet, kaip sakyti, sudėlioti, nežinau, po kiek, ar po 12 kiekvienoje srityje, ar po 10 kiekvienoje srityje. Žinoma, suprantama, turime vertinti ir epochas, reikia galbūt žvilgterti, kad mes kanoną galėtume pradėti turėti ir ankstesnio laiko kanoną pripažintą. Manau, kad niekas negalės nuneigti to mūsų, kaip sakyti, kanonizavimo anųjų epochų, Daukšos ar Mažvydo, ar Stuokos Gucevičiaus, ar tų, į kuriuos mes atsirėmėm. Mes atsirėmėm į juos ir po to žiūrim, kaip toliau, kaip vystosi ir 19 amžius. Ir dabar kaip eina per 20 amžių. Ir tas kultūros kanonas turi būti atviras. Jis turi būti kaip ir stimulų kūrėjams, kaip ir patekti į kanoną, turbūt nustatyti kriterijai. Ir netgi rungtiniškumas, kad, tarkime, vienoje ar kitoje srityje patektum kaip standartas, kaip jau įvertintas, kad tai vis tik yra vienaip ar kitaip pasiekimas. Kodėl reikia mums šiandien kalbėti apie tokį kanoną? Bet štai aš kodėl džiaugiuosi, kad šiandien jūs, bibliotekininkai, klausotės mūsų šitos diskusijos. Todėl, kad jūs bibliotekose turite visiškai aišku katalogą. Ir tam katalogė jūs turite visiškai aiškiai sudėliotas absoliučiai struktūras, kaip jūs katalogizuojate knygas į logiką ir į epochas, ir į, kaip sakyti, metus, ir į leidybos. Bet jūs turbūt taip pat galite pasakyti, kad jūs turite turėti bibliotekos kanoną. Ir taip pat galite pasakyti apie knygos kanoną, apie knygos kultūros kanoną, knygos spausdinimo kanoną. Ir štai čia manau, kad jūs tiesiog kiekvieną dieną su tuo susidurėt, gyvendami tokioj neišpasakytoj nuostabioj istorinėje aplinkoj, kaip, jūs sakat, aplink jūs yra Bibles, aplink jūsų vien Biblijos, kitaip sakant, Biblo miesto surinktų pergamentų rinkiniai.
Ir tas Biblo miesto rinkiniai jūs tiesiog šildo, nes tai yra nedaugiau nei mažiau, kaip maždaug 3000 metų. Jūs aplinkoj, esate aplinkoj, kurioje ir rašytinė knyga, ir po to nuo Gutenbergo spausdintinė knyga. Tai jūs galite ir inkunabulus pasakyti, kurie inkunabulai Lietuvoje kanonas. Ir taip pat pasakyti, o kas yra bibliografijai kanonas. Ir tai atsirastų galimybė iš tiesų matyti, kad tos bibliotekose atsirastų lentynos, kuriuose būtų kanoniniai autoriai, kaip atskiras mūsų kultūros, kaip sakyti, reprezentavimo, nukreipimo ir supratimo, ir kad atėjęs skaitytojas, tiesdamas ranką, vis tik tai suklustų, kad jis turi gerbti šitą neišpasakytai didžią dovaną, turėti auksinį kanoną ir turėti auksinę prieigą prie to. Nes šiaip bibliotekose pasiklysti tarp autorių tūkstančiai, lentynos lūžta nuo knygų, bet turime turėti erdvę, kurioje jau pasakyta šventa, čia yra kanonas. Ties to vieta tu turi nusivalyti kojas. Ir negali būti taip, kad negalima gerbti autorių. Dabar yra baisi idėja dekonstruoti, demitologizuoti, nuneigti ir dažniausiai pažeminti. Ir tie visi naujųjų laikų dekonstruktoriai kultūros, jie patys nesupranta, kaip jie nieko nepalieka išskyrus išdegintą žemę. Kada tu juos skaitai, ir aš seku laikrodį, dar man liko kelios minutės, Petrai, ir to aš pabaigsiu. Ir aš tik noriu suaktualinti, kodėl šiandien neišpasakytų aktualu sugrįžti prie kanoninio supratimo, prie ne enciklopedinio, bet kanoninio. Pasakant taip, šitoje vietoje šitas pasiekimas jau dedam brūkšnį, jis yra, kaip sakyti, auksinis standartas, į kurį tu neturi teisės spjauti. Arba tu turi jį viršyti, arba tu turi jį, kaip sakyti, išplėtoti, arba tu turi būti unikalus, arba tu turi pasiūlyti savąjį barą, bet jokių būdų neturi teisės pjaudyti, niekinti, pažeminti ir nubraukti, nes kanonas šviečia per šimtmetį. Ir tokie kultūros kanonai turi apimti ir techninius mokslus, ir praktinę inžineriją, ir taikomosius dalykus, ir biologiją, ir mediciną. Todėl tai galėtų paskatinti daugelio sričių žmonės diskutuoti apie tai, kasgi jų profesijai gali būti kilstelta iki kanono. O aš galiu pasakyti, kad aš laimingas matydamas save kaip mokyklų autorių. Aš buvau augintas kaip Vlado Kuzmos, profesoriaus Šiurkaus Kuzmos mokinio chirurginiam kanone. Tačiau Vilnius augo Prano Norkūno kanone. Ir kada man kauniečiui teko atvykti į Vilniaus zoną ir susidurti su Vilniaus chirurgijos kanonu, tai aš aiškiai matau, kad yra kitokia mokykla negu Stropaus, negu Kuzmos. Tai čia buvo Prano Norkūno mokykla. Ir jos turi savo standartus, savo specifiką, savo skirtumus, savo logiką ir savo net ir mokslinius pagrindimus. Štai kodėl kanoninė arba mokyklų problema turi grįžti. Aš manau, kad yra mene mokyklos, yra bibliotekininkystėje mokyklos, yra mokyklos istorijai, yra mokyklos muzikoj. Todėl mes turime su didelė meilė ir dideliu pasididžiavimu pamėginti sukurti tokį Lietuvos kultūros kanoną ir kad mūsų vaikai vis tik tai suvoktų, kad yra kanoniniai dalykai, kuriuos verta bent jau apie juos šiek tiek paskaityti. Dabar, kai matai, kad nesuvokiama, kokia kanono prasmė slypi Mieželaičio, pavyzdžiui, kūryboje, arba Budvyčio kūryboje, arba, sakykime, šito Matulio
arba Jono Kubiliaus mokykloje matematiko. Tai mes netenkame stulpų, netenkame šviesos mūsų standartų. Taip, nes bibliotekoje ateisi ir pasimesi, o čia turi šildyti, kad taip, tai yra iš tiesų kanonas, pripažintas kanonas. Aš manau, kad tai buvo Lietuvos tūkstantmečio vardo metu, buvo dedamos pastangos atrinkti 100 pavardžių. Žinot, Lietuvos Vingio parke yra ta verpstė, kurioje įrašyta 100 pavardžių. 100 nusipelniusių žmonių tūkstantmečio metuose 100 atrinko pavardžių. Ir štai jums koks paradoksas. Tame įrašytos 7 moterys. Iš tų moterų viena yra Salomėja Nėris. Ir Salomėja Nėrį Andriaus Kubiliaus vyriausybė pripažino, kaip sakyti, kaip įžymia moterim, kurią tūkstantmečio metu įamžino ir įrašė į šitą verpstę. Tarp 100 žmonių rasite ir Ievą Simonaitytę, rasite ir Salomėją Nėrį. Dabar mano klausimas, kas atsitiko, kad po 2009 metų, kai šventėm tūkstantmetį, 2024 metais susirinkusi desovietizacijos komisija nutarė išbraukti ją ir iš gatvių pavadinimų, ir nuimti jos paminklus. Tai dabar mano klausimas, Andriaus Kubiliaus vyriausybei ekspertai rinko 100 pavardžių ir įrašė Salomėją Nėrį. O štai jau Šimonytės vyriausybėje desovietizacijos autoriai nutarė ją išbraukti jos gatves iš pavadinimo. Tai dabar mano klausimas, Vilniaus Vingio parke stovi didžiulė tautos verpstė. Štai, žinot, prisiminkite tą gražų eilėraštį. Tai paprasta lietuviška verpstelė, kiek daug jinai prisiminimų kelia. Tai va toj verpstelėje yra įrašyta Salomėja Nėris. O štai dabar svarstoma, kad reikia ir gatves išbraukti, ir paminklus nugriauti. Tai štai, kai nėra kanono, kai nėra supratimo, tai viena ranka įrašo į tūkstantmečio vardų sąrašą, kita ranka bando išbraukti ir iš mokyklų, ir netgi iš vidurinės mokyklos, kurioje jinai Panevėžy mokytojavo ir sukūrė gražiausias savo eiles, net ir ten nutarė, kad jos lentą iš ten reikia pašalinti. Tai mes nusiritame iš tiesų visiškai aiškę Chunveibinų epochą. Tai Chunveibinam kultūros kanono nėra, bet ne Chunveibinams jie yra. Todėl aš esu didelis fanas ir didelis, kaip sakyti, entuziastas, kad mes sekdami danų, norvegų, kitų tautų ir įvairiai vadinasi tie kanonai. Bet neabejotinai yra, kaip sakyti, įteisinti pasiekimai, be kurių tauta savęs neįsivaizduoja. Tai ir aš labai agituoju už Lietuvos kultūros kanoną. Ačiū labai. Gerbiamam Vyteniui už pirmąją mūsų bendravimo dalį ir dar mes tikiuosi pabendrausime. Tai kadangi yra proga gera ir mūsų čia, matau, jau susirinkę per 100 žmonių, tai norėčiau trumpai pristatyti ir mūsų gerbiamą Vytenį kaip žmogų, kaip politiką, todėl kad Vytenis, jūs turbūt irgi daugelį žinote, yra gimęs Užpoliarėj Sibire ir sugrįžęs į Lietuvą sugebėjo pabaigti universitetą mediciną ir paskui dar istoriją raudonų diplomų, tai ir paskyrė savo gyvenimą Lietuvai. Tai manyčiau, kad šiandien yra tikrai vienas iškiliausių Lietuvos politikų ir mums didelį čia garbė, kad turim tokią galimybę pabendrauti. Dabar vis pagalvodavau, kas yra bibliotekininkams, yra iš tikrųjų labai svarbu ir kaip Vytenis minėjo apie mūsų tas tokias vertybės, jeigu kalbame apie knygas ir bendrai apie kultūrą, tai pavyzdžiui, knygnešystė ir knygnešiai, tai būtų pats vienas iš svarbiausių irgi pagrindinių mūsų
turėtų būti kanonų sąraše. Manyčiau, kad taip pat ir poezijos pavasaris iš tarybinio laikotarpio. Ir jau nekalbant apie daugelį pavardžių. Ir tada iš tikrųjų gal būtų mažiau ginčių ir mažiau nesusipratimo. Nes kai mes prieš naujus metus Mickevičiaus bibliotekoje su gerbiamu Vyteniu, su profesoriais ir su profesorėmis istorikais, su studentais Dailės akademijos skaitančiais, tai yra Meno muzikos akademijos skaitančiais Salomėją Nėrį ir Justiną Marcinkevičių buvo renginys, tai to renginio metu iš tikrųjų aš stebėjau žmonės, su kokiu jie dideliu tokiu entuziazmu ir pasišventimu atėjo į tą renginį, jų buvo per 200, tiesiog netalpino salė Mickevičiaus bibliotekos didžioji. Ir kaip tai yra labai svarbu. Ir iš tikrųjų todėl nekalbėti apie kanoną, nes negalim, tik aš manau, kad mes turėtumėm, ir yra tokia mūsų mintis, jau mes su gerbiamu Vyteniu kalbėjom, kad galbūt mes gegužės mėnesį gal, ar kažkada, bet jau kada pakalbėsim visuose regionuose su bibliotekininkais, ir aš kaip čia matau, yra ir kitų kultūros sričių žmonių, ir švietimo, ir plačiosios visuomenės, kuriems tai aktualu ir kurie nebingi kultūrai. Tai aš manau, kad mūsų turėtų būti vis tik jau kai bus kalbama ir kanonai, jie nėra taip, tai Seimas nepriima kanonų, priima kanonus bendruomenės, visuomenė ir šiuo atveju kultūros visuomenė. Mes bibliotekininkai, kad čia esam pirmieji pradėję, tai yra labai svarbu, nes iš tikrųjų mes esam ir sukaupę to daug vertybės, kultūrinių vertybių. Tai yra ne tik knygos, ne tik istorija, ne tik kitos mokslos šakos, bet mes turim sukaupę didžiausius lobynus ir didžiausius turtus Lietuvoje. Todėl labai svarbu mums pradėti, ir kada jau bus, juolab, kad ir kultūros ministerija bus suinteresuota, tada iš tikrųjų pagelbėti sprendžiant šią problemą. Todėl, kad šiaip aš galvojau, net vienu metu gal tai visuomeninės organizacijos galėtų, tačiau tai nepavyks, todėl, kad tam reikia resursų. Ir jeigu nebus struktūrizuota ir nedirbsim, taip jau labai sistemingai, tai tas kanonas ir bus sunku sukurti. Ir todėl aš dabar norėčiau keletą žodžių apie latvių patirtį. Ir kai aš kalbėjau su Nacionalinės dailės muziejaus direktorė Mara Lacė, viena iš iniciatorių ir viena iš vadovų, kurie dirbo prie kanono, ir jis sakė, taip, mes dirbom 2 metus ir iš pradžių labai taip, lyg ir nenorėjo gal bendrauti, nes sako, tai buvo, vis tik tai sako, mums buvo labai ir skausminga ir skausminga dėl to, kad kai jie pasitvirtino savo kultūros kanoną, tai pasileido tokios strėlės, kritikos strėlės, kad čia atseit įtraukti buvo tik jau mirusieji ir jau tai, kas praeita, kad kodėl nėra dabartinio nieko. Ir savaime suprantama, kiekvienas didelis darbas jis susilaukia ir įvairių atgarsių. Bet tačiau, kai ji pasakė, kad dabar, kada jau praėjo kažkiek laiko ir susigulėjo tie visi dalykai, tai jiems labai, tai yra gerai ir visada jie gali sugrįžti prie kanono, kaip Vytenis sakė, kad tai nėra kažkas tokio, kad sukūrėm ir jau padėjom į stalčių ir užmiršom. Ne, yra mokyklose mokiniai galėtų tai kanoną savo, netgi, sakykime, jeigu šalį ištiktų kažkokia, gink Dieve, didelė baisi nelaimė, tai kanoną turėdami mes visada prie jo galime sugrįžti ir visada yra galimybė vėl jį pasižiūrėjus prisiminti ir priminti savo visai tautai, kas yra mums svarbiausia ir ką mes privalome savo sąmonėj giliai turėti įsisąmoninę. Tai dabar dar apie mūsų su gerbiamu Vyteniu planus, tai kadangi šiemet yra Čiurlionio 150-osios metinės, tai mes
prieš rudenį pakviesime visas Lietuvos bibliotekas. Aš jau kalbėjausi su Druskininkų biblioteka ir su Druskininkų savivaldybė. Mes čia turim tokį gerą surezgę planą ir bus galimybė įsitraukti visoms Lietuvos bibliotekoms. Bet dabar dar truputį per anksti. Aš tik noriu, kad jūs girdėtumėt, kad mes tikrai dalyvausime visi tam jubiliejiniam Čiurlionio renginy, tai bus rugsėjo mėnuo ir mes visi galėsim prisidėti prie šio gražaus renginio. Dar noriu pasakyti, kad Vytenis prisideda ir prie knygų leidybos ir yra jau paties, kada buvo puolamas Justinas Marcinkevičius, tai jūs turbūt daugelį žinot, gal dabar čia nelabai matosi, bet yra Justino Marcinkevičiaus Laikas knyga ir žinau, kad dabar dirba prie šio knygų antro leidimo, tai yra labai svarbu irgi bibliotekoms ypač ir jis taip pat ir mecenuoja leidžiamas knygas ir šiemet, tarp kitko, Vagai 80 metų. Ir kaip gaila, kad Vaga, tokia pagrindinė Lietuvos leidykla, kuri leido grožinę literatūrą, su kuria mes augom, su kuria mes mokėmės, su kuria mes tiesiog buvom suaugę su ta grožinė literatūra, kad dabar ji pati netgi apie tai užmiršta ir Juozo Stepšio Vagos dienoraščiai yra be galo vertinga ir gera knyga ir ją mecenavo kaip tik gerbiamas Vytenis, tai manyčiau, kad tai irgi yra labai reikšminga ir svarbu. Dar Vytenis puoselėja mintį steigti signatarų biblioteką. Ir aš dabar sėdžiu ir galvoju, o ką, gerbiamas Vyteni, jeigu ta biblioteka, ar ji galėtų atsidurti, pavyzdžiui, Šiauliuose, jeigu Šiauliai staiga sako, taip, mes turime gražias kažkur patalpas ir mes norime to signatarų bibliotekų. Ir lai visi važiuoja, paskui eina ir žiūri, arba dabar yra daug galimybių, kaip skleisti tą žinią. Nes jeigu mums bus sunku tai padaryti kažkaip, nors mes bandysime dar ir Vilniuje kalbėti su bibliotekomis, bet jeigu ne, tai kodėl? Todėl, kad turbūt iš tikrųjų pasaulio centras yra ten, kur esame. Ir ta biblioteka signatarų galbūt ji nebūtinai turėtų būti Vilniuje, nes truputį tas Vilnius jau yra perkrautas ir kultūra, ir tiesiog kartais, nėra kada net ir prisiliesti tinkamai, todėl kad tai yra jau perteklinė kartais būna. Gal negali būti perteklinės kultūros, bet daugeliu atveju aš manau, kad žmonės irgi tiesiog per didelis pasirinkimas, tai paskui kartais lieka kai kurie dalykai neįprasminti, nepažymėti. Tai taip, kad tų visokių darbų iš tikrųjų yra labai daug ir įvairių. Tai aš norėčiau, gal kas norėtų dar užduoti klausimų ir dar gerbiamas Vytenis, matau, kad jau jis norėjo irgi pasisakyti, tai dabar ar gal gerbiamai Vyteniui leisim truputį pratęsti mintį ir paskui vėl galėsime pabendrauti. Prašau. Ačiū, neišpasakytai gera girdėti tokią didelę panoramą iš Petro lūpų. Žinoma, aš nesu vertas tiek tų gražių žodžių, bet aš tikrai norėčiau paskatinti bibliotekininkus šitai diskusijai apie Lietuvos kultūros kanoną. Bet turint mintį labai platesnę panoramą nei Danai ar nei Latviai, įtraukiant žymiai daugiau sričių. Neabejotina, kad tai negali būti visuomeninių organizacijų užduotis. Manau, kad tai turėtų būti priimtas sprendimas valstybiniu lygiu ir turėtų būti sudarytas, kaip sakyti, reglamentas. Ir tuomet turėtų būti kreipiamasi į visų sričių specialybių ekspertus, kad jie savo diskusijose iškeltų ir kūrinius, ir autorius, ir mokyklas, ir netgi ansamblius, kaip kraštovaizdžio arba urbanistikos, ir kad jie įrašytų
po debatų aptartų kriterijus, pagal kurios įtraukiama į auksinį kanoną. Ar tai bus kino filmas, ar tai bus transplantacija, ar tai bus širdies, ar tai bus, kaip sakyti, kvartalas, kaip tarkim, Juknaičio ar Lazdynų, ar tai bus puikiai restauruotas ansamblis toks kaip mūsų valdovų rūmai, kurie iš tikrųjų unikalus pasaulinė prasme, restauracijos ir rekonstrukcijos nuostabus dalykas. Ar tai bus, kaip sakyti, dainų šventės, ar tai bus knygnešystė kaip fenomenas. Nes aš matau du fenomenus. Manau knygnešystę ir matau Baltijos kelią. Matau dvi neginkluoto pasipriešinimo fantastiškas formas, kurios davė žymiai daugiau negu ginklas. Dabar kažkaip keistai glorifikuojama karinė galia, bet jinai stovėjo milžiniška Tarybų Sąjungos kariuomenė Lietuvoje. Bet į Baltijos kelią išėjome nenešdami jokio pistoleto, o nešdamiesi mūsų didžiąją gyvąją lietuviškąją dvasią. Ir ta dvasia, Baltijos kelias yra iš tiesų Gandžio tipo kanonas. Progresas be šūvio yra milžiniškas dalykas ir knygnešystė. Ir Baltijos kelias čia yra du tiltai, kurie susišaukia, nes ant jų užaugo net ir tokių tylių žmonių atrama. Nereikia čia herojų, nereikia čia, kaip sakyti, vadų, reikia suvokti, kaip ta tylioji dalis žmonių, kaip sakyti, palaiminti beturčiai dvasioje, kaip Kristus pasakęs. Kad šitas tas didysis susipratimas, kuris ateina per knygnešystę į lietuvybę, ir didysis susipratimas, kuris ateina į Baltijos kelią, tai kanonai, tai mūsų elgsenos, mūsų etikos, mūsų moralės kanonai. Ir jos akmenų mėtyti neišeina. Tai ir štai, kaip sakyt, mes turime tikrai suvokti ir Čiurlionio jubiliejaus laikotarpį puikiai galimybę debatuoti. Mums reikia startuoti su tokiu kanonu. Mums reikia visuomeninių debatų. Mums reikia, kad jūs, bibliotekininkai, inicijuotumėte tuos debatus. Nes štai jūs galite pasižiūrėti Latvijos kultūros kanono struktūrą. Ir Danijos kultūros kanono, ir Norvegijos, ir kitų šalių kanonus. Ir tiesiog sukaupti bibliotekose apie tai, daryti impulsą. Nes artėja kultūros kongreso 100-metis. Jis bus Kaune, Rotušėje, nežinau, Rotušėje ar Kauno muzikiniam teatre, reiškia, bet nes Rotušėje ir įvyko 25 metais, birželio 28 dieną. Ir pagaliau 90-ųjų metų kultūros kongresas. Man teko darbuotis prie kultūros pagrindų įstatymo kultūros kongreso darbo grupėje. Iš to išaugo nemažai tokių daug medelių. Ir aš džiaugiuosi, kad mano įnašas yra į teisinę, į konceptualią, koncepcijos bazę. Bet dabar aš norėčiau stimuliuoti Lietuvos kultūros kanono parengimą, prisidėti prie tų tauriųjų žmonių, kurie to siekia. Čia ypatingą dėmesį skirčiau Crescencijui Stoškui, Arvydui Juozaičiui, pirmeiviams, kurie apie tai kalba. Ir reikia suburti tas mūsų pajėgas. Tai aš labai tikėčiausi, kad bibliotekininkai tikrai galėtų įžiebti tokią ugnelę. Kalbant dabar apie tą sumanimą, kad būtų signatarų biblioteka. Aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad 90-ųjų metų signatarai, kurie vis tik tai toliau tęsė savo veiklą, jie juk paliko knygas po 90-ųjų metų. Aš norėčiau pasakyti, kad jie kaip specialistai
buvo iki 90-ųjų metų. Ar mes paimsime profesorių Vytautą Landsbergį, ar paimsime profesorių Aloyzą Sakalą, ar paimsime netgi šitą šiaulietį Stakvilevičių Mindaugą. Jie matematiką, jie iki to laiko jau buvo savo srityse pasiekę. Tačiau po 90-ųjų, pažiūrėkite, iš to 141 deputato, iš 124 signatarų, tai mes turime pamatyti, koks yra palikimas, koks palikimas Romualdo Ozolo, koks palikimas Gintauto Iešmanto, koks palikimas, kaip sakyti, Vytauto Landsbergio, koks palikimas Aloyzo Sakalo. Taigi matosi tie darbai ir tie palikimai, ir juos negalima nepristatyti kaip ištisą keistą, bet įdomų puslapį. Nes pažiūrėkite, po to, kai matysite tolimesnius seimus, tai tiek intelektualų ir tokio, kaip sakyti, išliekamojo toliau potencialo, tai nerasit tiek daug. Nerasit. O tuo tarpu tarp signatarų rasite. Tai gaila, kad tautoje tas yra visiškai nubraukta, tai signatarai tai dabar su minuso ženklu, nes pagrinde daugiau, mažiau tai yra, jie rūpi, ar jie gavo sklypą, ar jie paėmė papildomą pensiją. Ir kad jie nieko nepadarė, tik sugriovė Lietuvą. Tai va toks yra vaikščiojimas. Bet jeigu įsivaizduokit, kad Šiauliuose būtų signatarų biblioteka, o aš labai agituočiau, nes Romualdas Ozolas kaip tik yra su Šiauliais susijęs, jis jau gimęs Bazilijonėse. Čia netoli Šiaulių. Ir tai galėtų būti, aš galėčiau prisidėti, finansuoti šitą projektą. Kaip sakyti, ir jeigu būtų galima sukaupti, bet visą sukatalogizuoti nuo 90-ųjų metų, ką signatarai, ar patys parašė, ar apie juos, bet sutarti, kad mes kalbame apie knygas, apie brošiūras, ne apie spaudoje straipsnius, nes čia jau būtų kita kalba. Bet Gintauto Iešmanto poezijos rinktinė galėtų šviesti, Leono Milčiaus galėtų stovėti poezija. Ar tarkime, kaip sakyti, Vytauto Landsbergio, Romualdo Ozolo, ar Motiekos, ar Egidijaus Bičkausko. Žodžiu, yra žmonės, kurie paliko pėdsaką ir paliko knygą. Patys parašė. Tai kaip smagu būtų atsiremti į tokį stendą, kuris štai kalba apie signatarus kaip apie kultūrinį reiškinį. Nes nedaug pasaulyje yra atvejų, kada tauta išrinko vis tik tai vienaip ar kitaip, bet daugumoje išrinko gana ryškes asmenybės. O po to asmenybių potencialas ir kultūrinis potencialas tolimesnių parlamentų tai menkėjo. Jau iš tiesų vargu ar kas būtų sutikęs, kad karalius arba Sacharukas arba, kaip sakyti, Baukutė būtų patapę Seimo nariais. Bet jie yra išrinkti. Arba, kad ir šiandieną turime atvejus. Tai ir pažiūrėkime, koks intelektualinis lygis ir kokios gelmės yra tų žmonių, kurie paliko arba Vidmantrė Sukaitytė, arba Romas Gudaitis. Tai jų tolimesnis potencialas, taigi matosi po 90 metų. Tai štai būtų signatarų biblioteka, kaip toks įdomus mūsų nepriklausomybės starto kanonas. Ir čia pažiūrėti galima padaryti ir vasario 16-osios signatarų tokį kanoną, kuriame matysite tas žvaigždės, kurios ištisai paliko kultūrinį palikimą. Biržiška, pavyzdžiui. Biržiškų vardas Šiauliams turėtų būti labai brangus, kas čia yra nuo Šiaulių iki Viekšnių. Ranka paduot. Tai aš sutikčiau prisidėti prie tokio projekto ir galėtų gimti tokia, kaip sakyti, tokia ekspozicija, bet, toks, kaip sakyti, signatarų pristatymas kaip kanono. Jie yra signatarai ir štai jų yra pėdsakas.
Tai būtų fenomenas, aš apie tai svajojau ir dabar svajoju. Ir būtų labai miela, kad mes galėtumėm pagalvoti apie tai. Tai laukiu klausimų, laukiu dabar. Gerai, ačiū Vyteni. Iš tikrųjų labai smagu, kad taip galim plačiai pažvelgti į mūsų bendrakultūrinius reikalus. Ir tikrai yra dabar labai gera proga ir galbūt Jurgai dabar teiksim truputį žodį, gal yra klausimų, Jurga, sakykit, prašau. Šiuo metu dar nematau pokalbių lange klausimų ir rankytės dar nepakeltos, bet aš turiu pati užsirašiusi kelis klausimus, tai galiu užduoti pradžiai. Pirmiausia, toks klausimas buvo. Jūs siūlote į vieną kategoriją įtraukti 10-12 autorių ir vertybių. Tai yra labai mažas skaičius ir kokiu būdu reikėtų atrinkti juos ir kas kiek laiko tai turėtų būti peržiūrima ir keičiama. Ir kas tie, kurie patvirtins ir spręs, kas įeina tą siaurą ratą, būtent kultūros vertybių kanoninį. Aš atsakyčiau šiuo atveju remdamasis jau Latvijos patirtim, nes Latvijos patirtis leistų mums tai ir jau išanalizuoti. Taip pat galėčiau pasakyti, kad yra Danijos patirtis. Tai jeigu žvilgti į tas patirtis, tai akivaizdu, kad kanono ir įtraukimai į kanoną kriterijai pirmiausiai turėtų būti aptarti bendrai. Nes akivaizdu, kad visose srityse turėtų būti aptarti tie kriterijai, kaip ir dėl ko atrenkama. Ir tai turėtų būti padaryta subūrus tų šakų specialistus, kurie žino ir gali įvertinti. Pavyzdžiui, jeigu jūs paklaustumėt, kas būtų Lietuvos chirurgijos kanonas, tai aš tikrai sakyčiau, kad deja, be chirurgų jūs negalėtumėt nieko atsakyti į tą klausimą. Bibliotekininkai čia nieko nepadėtų. Bet chirurgai ir medikai istorikai ir medicinos istorijos specialistai, jie ir Sveikatos mokslų universiteto, ir Vilniaus universiteto medicinos fakulteto, ir chirurgų draugijų žmonės, kurie, kaip sakyti, ir tie profesionalai, jie iš tiesų gali susiburti ir gali pateikti tą jau, kaip sakyti, kanoninį auksinį standartą, kuris toj šakoje yra. Dabar kriterijai akivaizdžiai turėtų būti dabar, kodėl aš manau, kad nedaugiau 12. Todėl, ne tai, kad nedaugiau 12. Aš manau, kad pradžiai po 12. Jeigu mes išskirtumėm, tarkime, visų pirma, mes turėtumėm susitarti, kokia būtų struktūra. Va štai žiūrėkit, Latvijos struktūra yra štai kokia. Yra architektūra ir dizainas. Toliau yra kinas, literatūra, muzika, scenos menai, yra liaudies tradicijos, vizualieji menai, kraštovaizdžiai. Štai yra jau įvardintos sritys. Jos plačios, kad nenueiti į siaurąją specializaciją. Ir tada, jeigu mes sutartumėm, kad mes imame ir platesnę vagą, ir inžinerijos, ir urbanistikos, ir gamtos mokslų, ir mūsų, kaip sakyti, istorijos. Pavyzdžiui, jeigu knygnešystę įtraukti ir jeigu Baltijos kelią įtraukti. Aišku, tai yra istoriniai įvykiai, kurie gali būti kanonizuoti ir aprašyti iš tiesų. Tai yra knygnešystė, tai iš viso yra fenomenas. Reiškia, jo tokio fenomeno nerasit aplinkui. Tai Baltijos kelias irgi yra fenomenas net 3 tautų. Tai štai mes galime sustarti, kad todėl tose srityse, jeigu pirmą sutartumėm, kad tarkim architektūra ir dizainas, arba scenos menai, arba literatūra, tai tuomet ir institutai, ir universitetai, ir specialistai,
ir draugijos turėtų sutarti, kad jie aprašo kriterijus. Žinoma, bendrieji pamatiniai kriterijai kanono turi būti bendrieji, bet taip pat turi būti ir specifiniai kanonai. Ir šiuo atveju be specialistų, be intelektualinių pajėgų to padaryti negalima. Vadinasi, turėtų būti suburtas pagal išvardintas arba sritis, kiekvienai sritis turi būti suburtas autorių kolektyvas, aprašyti kriterijai ir nustatyta, koks skaičius. Aš manau, kad nereikėtų ir antra, ir aiškiai pabrėžta, kad tai yra atviras kanonas. Ir kaip įsirašo į kanoną atvirąjį, kad neužsigautų tie, kurie dar gyvi. Bet žinot, gyvieji kanonizuoti nedažnai būna. Reikia vis tik tai didelių talentų, kad gyvas būtum kanonizuotas. Bet vis tik turim suprasti, kad čia šiuo atveju net ir gyvajam yra stimulas kažkada palikti save kanone. Taip sakant, atsiranda stimulas patekti į kanoną. Bet kanonai yra atviri, jie nėra uždari. Bet žinoma, mes 19 amžiaus jau neatrasime naujų autorių. Jie išmirė. 20 amžiaus beveik taip pat. Pirmos pusės. Antros pusės dar yra gyvųjų. Tai štai todėl aš manau, kad tai aprašant kriterijus ir nustatant atvirumą, ir nustatant galimybę įtraukti, tai šiuo atveju visą laiką dirbtų pastovi kanono ekspertų grupė kiekvienoje srityje. Jie testų kanonizavimą, testų įrašymą į kanoną įrašyti būtų didelis tikslas ir didelis pasiekimas. Čia ir kaip ir nacionalinės premijos, kaip sakyti, problema, lygiai taip pat. Bet neabejotinai, kad kartais būna taip, kad žmogus negauna nacionalinės premijos, tačiau jo kūrinys tampa kanonu. Ir jo, kaip sakyti, jo darbas tampa kanonu. Jis, kaip sakyti, gali būti net ir dėl to vieno savo sublizgėjimo, jis gali pripažintas būti kaip kanoninių įvykių toj srityje. Nes kartais būna taip, kad profesionalai dirba daug ir gauna už didįjį darbą. Bet šiuo atveju eina kalba apie auksinius standartus, ir kuriuose unikalumas taip pat turi būti vertinamas. Todėl tai yra labai sunkus ir sudėtingas darbas. Ir be sisteminio vertinimo, be sisteminių charakteristikų, be sisteminių parametrų, kad turėtų egzistuoti specialybiniai parametrai. Tačiau vienaip ar kitaip tai turėtų būti didžiuliai pajėgumai įtraukti tiek pačių draugijų tų sričių, tiek ekspertų, tiek ir neabejotinai, kaip sakyti, intelektualinių pajėgumų. Ir dar norėčiau paklausti, jūs minit, kad tai turėtų būti kintantis, o ne tas sąrašas, bet tokiu atveju, jeigu mes norim, kad atsiranda poreikis įtraukti kažką naujo, reiškia, turi kažkas nuspręsti, ką iš jo išimti, ar ne kaip šitokiu atveju? Ne, iš kanono niekas neišimama. Kanonas auga. Tada plečiasi, subsiaurinti. Čia minimumas, nuo kurio pradėtume, taip? Taip, startuokim nuo to, kas kanone, ir po to įrašykim naujus. Tai po 100 metų kitai kartai bus lengviau jau nepasimesti, nes kai dabar vieni įrašė į tūkstantmečio įžymiausių asmenybių sąrašą Salomėją Nėrį, o kiti ją pasiūlė ištrinti iš gatvių, tai vat jūs turite tikrą pavyzdį, kodėl kanonas reikalingas, kodėl jisai plečiasi, bet plečiasi mokyklos, plečiasi pagal kriterijus, plečiasi, kitaip sakant, tai verta įtraukti į kanoną. Suprantat? Verta. Jis nėra uždaras ir jis besiplečiantis. Startuokim nuo 12, o gal po 100 metų bus 24 kanoninės jau, kanoninės, duok Dieve, kad tų kanonų, kad talentingų žmonių atsirastų.
bet mums reikalinga įprasminti talentus kaip mūsų aukso standartą atskirose srityse, ir kuris, aišku, jau turėtų pradėti ir laiko išbandymą, ir neabejotinai pasaulinių kultūros srovių kontekste atlikti savąją individualią ir unikaliąją funkciją. Dar toksai klausimas buvo, ar oficialiai patvirtintas kultūros kanonas nesikerta su laisvu demokratiniu kultūros vystymusi? Priešingai, jis stimuliuoja laisvą kultūrinį demokratinį vystymąsi. Ar galima išbraukti oficialiai iš mūsų kultūros Mikalojų Čiurlionį? Ir ką jisai, tai gali jis būti kanone ar ne? Ir kokią nelaimę jis padarys laisvai kultūriniai plėtoti? Jokios. O Donelaitį galima išbraukti iš mūsų kanonų. Ir kokią nelaimę jis padarys, kad... Ir dabar čia yra keistas supratimas apie laisvą plėtotę. Laisva plėtotė buvo, yra ir bus. Kodėl? Todėl, kad mes nuo žmogaus sukūrimo turime laisvą valią. Taip jau esam sutverti, kad čia jau reikalas, aš tikiu transcendentinę galią ir kūrėlių. Tikiu tuo, ką vadinam mes, kaip sakyti, įvairiais vardais. Bet jis save pavadino, aš esu, kas esu, todėl neklausk mano vardo, nepiešk mano atvaizdo ir nesuk galvos, kaip aš atrodau. Aš esu, kas esu, esantysis. Taip jį po to vadina Dievu, Tėvu ir taip toliau. Bet jo vardas atsakytas Mozei aiškiai. Aš esu, kas esu. Toks yra mano vardas. Ir taip mane šauksis visos tautos. Aš esu, kas... Aš šitą koncepciją tikiu. Ir ta koncepcija suteikia mums laisvą valią pasirinkti. Ir todėl netgi žiauriausiuose režimuose buvo drąsūs žmonės, kurie pasirinko laisvę ir padėjo savo galvą ant laisvės altoriaus. Nes laisvė apvainikuoja tave galimybę padėti galvą už laisvę. Kadangi laisvė pamatyti, todėl joks kanonas nesikerta su jokia laisva valia ir demokratinė kultūrinė plėtotė. Aš visiškai ne prieš, kad Sabaliauskaitė ar Putinaitė neigtų dainų šventę. Visiškai laisva valia. Aš esu tik prieš, jeigu jiems nutarus kažkokią tai komisiją įtrauks tai į desovietizacijos sąrašą. Aš prieš. Aš prieš bet kokią desovietizaciją. Man Janonis yra be galo brangus. Julius Janonis. Ir aš negaliu išbraukti iš atminties Karolio Požėlos. Negaliu. Nes tai yra istorija. Kaip istorikas turiu pasakyti, kad deja negaliu išbraukti ir tų niekšų, kurie šaudė žydus. Tai Impulevičius yra istorija. Ir todėl iškart sakau, norit ką nors nuneigti, pažiūrėkite į Impulevičių. Tai mano tautos niekšas. Bet jis mano tautos niekšas. Aš negaliu pasakyti, kad mes turim tik didžiavyrius. Mes turim viską. Nuo niekšų iki genijų. Tai tvarkoje jie turi būti irgi saugomi istorijos atminti. Bet kanonas eina apie ką kitką. Kanonas vis tik, todėl jisai atviras, todėl jisai priešingai stimuliuoja demokratiją ir stimuliuoja kultūrinę mintį. Ir dar tada norėčiau tokį klausimą užduoti, kas yra tie, kurie galutinai patvirtins ir spręs, kokia čia institucija turėtų būti Lietuvoje? Aš manau, kad tai turėtų vis tik tai būti suformuota kiekvienoj srity ekspertų taryba ir neabejotinai, kad būtent turėtų sudaryti tą, kaip sakyti, galutinį sprendimą
Ir šiuo atveju jis patvirtinamas kultūros ministerijos ar vyriausybės sprendimų. Kaip sakyt, pirmiausia, reikia patvirtinti, kad toks kanonas yra, kas jį tvarko, koks to kanono registras, kas yra kanonų kancleris. Ir labai paprasta čia yra. Ir dar tada, kaip Jūs manote, Jūs minėjote, kad tai turėtų būti ekspertai, komisijos. Ar svarbu čia būtų šioje vietoje visuomenės nuomonė? Visuomenės nuomonė svarbi, bet ji nėra lemianti. Matote, šiuo atveju taip kaip ir čia reikia turėti minty, kad vis tik čia nėra Eurovizija. Eurovizija yra visuomenės nuomonė ir ekspertai. Ekspertai balsuoja, po to visuomenė balsuoja. Šičia visuomenės nuomonė svarbi, bet ji nėra lemianti. Todėl, kad visuomenės nuomonė kinta kaip žolė. Ir šventas raštas yra pasakęs, kad pažiūrėkite, kas yra viešoji nuomonė. Sako, ji kaip žolė. Iš ryto papūtė vėjas, sužaliavo žolė, vakare saulė pakepė ir liko šienas. Tai jeigu pagal visuomenės nuomonės čia gyventumėm, tai Viešpatie Marija Karalienė, kiek jau čia mes turėjom iškilių žmonių ir kiek po to nukritusių žmonių. Ir ta viešoji nuomonė yra dažniausiai pučiama vėjų, influencerių, aš tai juos vadinu tiesiogiai propagandistais. Yra geras tarybinių laikų žodis, dabar jūs vadinate influenceriu, o aš tiesiogiai vadinu propagandistu, nes buvo ir yra propaganda, lieka propagandistai. Tai ar tai propaguosite, kaip sakyti, socialiniam tinkle madą, ar bikinį, ar propaguosite kokį nors, kaip sakyti, kokį nors ten, kaip sakyti, stilių. Tai čia visai kas kita. Todėl viešoji nuomonė yra toks, kaip sakyti, papildantis veiksnys. Bet problema yra kita. Kultūros kanono auksinis fondas turi ugdyti viešąją nuomonę. Nes viešoji nuomonė be ugdymo neatsiranda. Todėl viešoji nuomonė Baltijos kelio buvo išugdyta didžiųjų Lietuvos tarybmečio kultūros žmonių. Marcinkevičiaus, Baltakio, Žalakevičiaus, Ozolo, Genzelio, Vilniaus universiteto. Iš čia atsirado viešoji nuomonė į Baltijos kelią, o ne atvirkščiai. Nėra taip, kad, žinot, viešoji nuomonė turi dar vieną įdomią savybę – būti labai prasta ir labai juoda. Žinot, tokia radija VBP. Viena boba pasakė. Tai tas radijas gandų, šmeižtų, apkalbų, kaip sakyti, etikečių klijavimo. Juk mane vis dažnai etiketėm vadina komunistų. Arba visokiausių, KGBistų, ko tik nori. Etikečių klijavimas yra viešosios nuomonės įdomioji sritis, įdomioji enciklopedija viešosios. Kažkodėl keista, kad viešoji nuomonė yra kriterijus, o man jis nėra kriterijus. Aš visą laiką konfrontuoju su viešąja nuomonė, ypač su neraštingais. Ir viešai nuomonėj primenu gerą mintį iškaltą Vilniaus universiteto observatorijos sienoje. Odi profanum vulgus, hec itur ad astra. Pasitrauk neapsišvietęs vulgarus žmogau, iš čia kylama į žvaigždes. Gal teko matyti Vilniaus universiteto užrašą? Jis galioja lietuviškai viešajai nuomonei. Todėl viešoji nuomonė yra, taip, bet vis tik tai yra žymiai daugiau negu viešoji nuomonė. Sasnauskas yra daugiau negu, aš neturiu minti kleboną, aš turiu minti kompozitorių. Arba Žmuidzinavičius yra daugiau negu viešoji nuomonė. Netgi Koliūdį, Berželį, Koliūdį daina yra deja dainuojama. Arba Pauliaus Širvio, kaip sakyti, aš beržas, lietuviškas beržas, yra kanonas. Lyrikos, širdies ir taip toliau. Ir kas mėgins mėtyti į akmenis, kad jis yra, kaip sakyti, 16 divizijos karys, tai aš tam pasakysiu.
atsistok prie beržo, apkabink beržą ir tada prisimink Paulių ir baik juodinti save, nes tu savo sielą nuodiji tais nuodais, kuriais maitinies. Tai štai, kodėl viešoji nuomonė nėra kriterijų. Dabar man labai patinka viešoji nuomonė, prieštaringai vertinamas Justinas Marcinkevičius. Tai dėl to negalima jam pastatyti simbolinio paminklo prie rašytojų sąjungos, kur ir iš esmės gimė patys didžiausiai impulsai Baltijos kelio ir nepriklausomybė. Bet šiandien kažkas pridės prieštaringai vertinti. Kadangi prieštaringai vertinimas, atiduokit viešai nuomonį. Ir tada viešoji nuomonė jūs gausite įdomų pasisakymą. Vienas viešosios nuomonės veikėjas sako, aš skaičiau knygą Dienoraštis be dantų. Dienoraštis be dantų. Jis skaitė Marcinkevičius knygą Dienoraštis be dantų. Viešai per radiją dėsto, viešai nuomonė. Tai žinoma, jam reiktų su šita jo knyga atgal į dantis duoti. Todėl, kad tokio dienoraščio be dantų nėra. Yra dienoraštis be datų. Tai štai jums viešoji nuomonė ir prieštaringi vertinimai. Beraščiai irgi sudaro viešosios nuomonės dalį. Ir tada norėčiau dar paklausti, o kokie būtų tolesni žingsniai? Vat jūs dabar rengiate susitikimus, aš žinau, kad rengsite ir dar su kitom viešosiom bibliotekom kartu visoje Lietuvoje, o kas yra tie tolesni žingsniai, kuriuos planuojate? Tolesni žingsniai būtų mūsų kultūros kanono, tai iš tiesų įtikinti vyriausybę ir Seimą, kad vis tik tai būtų priimtas sprendimas, kad Lietuvos kultūro kongreso 100-mečio kontekste iš ties, kaip sakyt, gimsta užduotis sukurti Lietuvos kultūros kanoną, sukurti, paskirti tam lėšų, kaip sakyt, suburti ekspertus, ar pavesti kultūros ministerijai, kad įimtųsi šito darbo ir kartu su mokslo akademija, su universitetais, su institutais, su ta potencialia dalim, su draugijomis, su įvairios draugijos yra, kurias iš tiesų imtų kelti uždavinį, kad toks kultūros auksinis standartas būtų kūriamas Lietuvoje. Šiuo metu nematau klausimų, galbūt iš klausytojų dar norėtų kažką tai pasisakyti ar paklausti. Dar jeigu galima truputį pakalbėčiau, tai iš tikrųjų noriu pasakyti, kad mes kalbėsimės su visų regionų bibliotekomis ir Kauno, ir Panevėžio, ir Klaipėdos, ir Vilniaus. Ir va kaip tik po savaitės bendrausim su Vilniaus regiono bibliotekomis. Ir aš žinau, kad ir šiauliečių prisijungė turbūt didžioji dauguma jūsų regiono bibliotekų. Tai mums yra galimybė pradėti kalbėti. Kada viešai mes pradėsim kalbėti, jau bus tam tikras skaičius žmonių, kurie bus apie tai girdėję, apie tai kalbėję ir jau kada darysim tolimesnius žingsnius, jau mums bus į ką atsiremti. Jau mes turėsime už savo nugaros gan tokį stiprų gerą užnugarį. Tai iš tikrųjų aš dar noriu pasakyti, naudodamasis progą, kadangi mūsų čia matau per 100-114 prisijungusių, tai labai puiku, kad tiek daug žmonių mūsų dabar su mumis yra ir noriu pasakyti, kad mes dar kartą su jumis didžiąją daugumą, gal net daugiau iš jūsų susitiksime ir šį rudenį. Tai bus dar antras mūsų susitikimas, kur mes jau kalbėsim apie sveikatos klausimus. Tai gerbiamas Vytenis daug dirba prie vėžio ligų problemų, prie širdies ligų problemų. Ir mes taip galvojam, kad mes galbūt netgi pasikviesim kažką iš vedančiųjų Lietuvos specialistų, kad jie kartu su mumis dalyvautų laidoje ir jie pakalbėtų irgi, kokia yra iš tikrųjų situacija. Ir dar, kad pakalbėtų, kągi bibliotekos galėtų padaryti,
kad kaip prisidėti prie tų problemų sprendimo, nes iš tikrųjų bibliotekos sulaukia labai daug lankytojų, daug žmonių, įvairūs renginiai. Ir netgi, sakykime, kartais užtektų renginiai, kada yra atėję 50 žmonių ar 100 žmonių, 5 ar 10 minučių galbūt kažkokio specialisto toks išstojimas, jis pagelbėtų tiem žmonėm. Tie žmonės padės skleistų žinią toliau. Ir čia galimybių yra labai daug, bet mes apie tai kalbėsim. O dabar naudodamasis progą dar labai noriu padėkoti Šiaulių regiono bibliotekoms ir taip pat Jurgai ir taip pat Paulinai, kurios prisidėjo daug, kad šiandien mūsų renginys taip nuoširdžiai vyktų. Ir svarbiausiai didžiausias ačiū tai mūsų gerbiamam Vyteniui, kuris, iš tikrųjų taip plačiai, gan giliai stengiasi pažvelgti ir įtikinamai. Ir aš manau, kad taip ir turėtų vykti tolimesni mūsų renginiai, nes nuo to priklausys, ar mes tik kalbėsim, ar mes paskui ir imsimės darbų. Man kartais net truputį pasidaro gaila, kad aš jau iškritau iš to aktyvaus bibliotekų gyvenimo, bet dabar šiek tiek stengiuosi kažkaip prisijungti, tai man malonu, kad bendrauti ir aš sakau, dar bus labai mums svarbu visiems šį rudenį ir tai bus gal į vasaros pabaigą, kada mes jums duosime žinią dėl mūsų genialaus Čiurlionio jubiliejaus šventimo, kur įtrauksim ne tik visas Lietuvos bibliotekas, bet ir plačią visuomenę. Tai mano būtų tiek šiandien. Ačiū labai. Ačiū labai. Ir aš noriu visiems padėkoti. Labai dėkui ir už klausimą, ir už skirtą valandą, ir už tą nuoširdų bendravimą. Ir iš tiesų norėčiau užkrėsti jūs šitą Lietuvos kultūros kanono virusu šitą idėją. Ir iš tiesų pamėginkime. Mums būtina turėti tvirtą lietuvybės atsparą globalizacijos jūroje. Mes turime tą padaryti. Latviai padarė, Danai padarė, Norvegai turi, kiti juda tą kryptim. Judėkime ir mes. Didelis čia darbas ir prasmingas darbas. Ačiū Jums labai. Jeigu aš buvau aštrus ar ką, tai atleiskit, bet aš jau toks. Taigi, dėkoju šiandienos susitikimo iniciatoriams Vyteniui, Povilui Andriukaičiui ir Petrui Zurliui už supažindinimą su kultūros kanonu ir ką mums jo reikia, kam reikia Lietuvai, kam mums reikia jo kiekvienam iš mūsų. Tikrai bus nuo šiol įdomu stebėti tolesnius kultūros kanono žingsnius Lietuvoje. Ir norėčiau priminti, kad šiandienos renginys buvo įrašomas, su įrašu bus pasidalinta su visais užsiregistravusiais, taip pat jį bus galima rasti Šiaulių apskrities bibliotekos YouTube kanale. Ačiū visiems, geros dienos ir iki kitų susitikimų.